esi? Žmogų partrenkė. Kur? Kur? Kas? Tai mano paskutinės minutės, žmonės. Paskutinės minutės, bet jūs visi žinokit. Kas? Jėzus gyvas. Kas? Jis gali išgelbėti, išgydyti. Ir jis mirė už jūsų nuodėmes. Reikia kviesti greitąją. Pokš! Koks dar Jėzus? Šiuo metu man tik greitoji gali ir padėti. Nežinau, jeigu išvengsiu teismo, tai bus didelis laimėjimas. O, kokia sunki dienelė. Na ir įvykis. Tai bent atsitiko. Tikrai reikės visiems draugam papasakot. Vat čia tai įvykis. Niekada negalvojau, kad sudalyvausiu pats savo gyvenime šiame įvykyje, vat kaip avarija. Eina sau. Na, nežinau, ar aš susitariau su tėvais kažką tai, ar kaip, bet šitas įvykis tikrai čia nei tema šitoj dienoj iš viso. Kas per nesąmonė? Aišku, liūdna, kad jisai partrenktas. Liūdna, bet nieko nepadarysi. Toks gyvenimas. Taip jau nutinka kartais, kad vieni miršta, kiti gyvena toliau. Taigi, Jėzus. Jėzus? Koks tai vardas Jėzus? Kodėl prieš mirtį jis pasako vardą Jėzus? Tai turėtų būti labai svarbus vardas. Dėl to, kad kas žmogui turi būti, kad jis paminėtų tokią evangeliją prieš mirtį. Tame varde tikrai kažkas yra. Pokš! Aš neturiu laiko, aš einu. Kas mašinai? Aš čia. Štai ką sutvarkiau. Jėzus. Ką jis turėjo omeny? Negi jis rimtai kalbėjo? Jėzus gyvas. Sako čia, kad jei uždėsi ranką, jis išgelbės bet ką jis nori. Išgelbės net nuo mirties. Jėzus gyvas čia. Atsiprašau. Ką? Apie kokį Jėzų jūs čia šnekat? Apie mūsų tėvą danguje Jėzų. Apie Jėzų? Taip. Ką tik žmogų partrenkė ir jis prieš mirtį apie Jėzų šnekėjo. Negi tai tas pats? Tai reikia su Dievo meilė ir su Jėzus Kristus du rankų uždėti ir išgelbėsi tu jį. Išgelbėsiu. Ai, negyvas. Palaukit! Negali būti. Ką tik apie Jėzų šnekėjo ir girdėjau, kad jis gali išgydyti ir prikelt iš numirusių. Aš tikiu. Jėzaus Kristaus vardu. Prisikelk! Jis gyvas! Jis prisikėlė! Eik tu savo. Stebuklas! Galiu patikėti, prisikėlė. Eik tu savo. Ar jūs galite patikėti? Niekas nenutinka veltui.